Gyvas pasakas. Sveiki visi sugrįžę į Gyvas pasakas, ačiū, kad esate kartu, su jumis mama Angelas. Nuo dabar dar vienas skyrius – Saulėgrąžų sėklos iš Triušelio Petriuko ir jo pasaulio knygos Metų laikų pasakos Žiema. Baltauodegė pauostė orą, vildamasi užuosti pirmuosius pavasario ženklus, bet pajuto tik apšerkšnijusio miško kvapą. Nors sniegas jau buvo nutirpęs ir vėjas tebebuvo toks žvarbus, bitės dar miegojo, o medžiai stovėjo be lapų. Žiema dar net nesiruošė palikti girios. Gaudyk! Šūktelėjo Plaušytė, išmesdama eglės kankorėžį aukštai į dangų. Visos trys sesutės smagiai žaidė, bet kai Baltauodegė pakėlė akis į eglės kankorėžį, jos dėmesį patraukė kai kas kitka. Pražiopsojai! Šūktelėjo Šleputė kankorėžį atšokus nuo sesutės apsiausto. Na ir kas? Pažiūrėk! Atkirto Baltauodegė ir parodė mažą rudą paukštelį skrendantį jų link. Uždususi liepsnelė nusileido ant ištiestos Baltauodegės letenėlės. Paskubėkit! Sucipsėjo paukštelis. Šleputė su Plaušyte atskubėjo pasiklausyti, kągi jis nori joms pasakyti. Petriukas pateko į baisią nelaimę, sučiulbėjo jis. Kur jis? Paklausė Plaušytė. Pas poną Magregorą, atsakė liepsnelė, pašiaušdama savo oranžinių plunksnų krūtinę. O ką jis ten veikia? Paklausė Šleputė. Žiemą pas poną Magregorą maisto nėra. Jūs gal ir nerasit, bet jo sode visada pilna riebių sliekų, kurie mums liepsnelėms nepaprastai skanus, paaiškino paukštelis. Petriukas padėjo man jų prisikasti. Ar jis dar ten? Paklausė Baltauodegė. Taip, bet jau nebe sode, susirūpinęs sučirpė paukštelis. Paskui mane. Trys sesutės numetė kankoržius ir nuskubėjo girios takeliu paskui mažąją liepsnelę, kuris skraidžia nuo šakelės ant šakelės. Visos trys triušytės atsargiai žvilgtelėjo į pono Magregoro sodą. Petriukas! Sušuko Baltauodegė išpūtusi akis. Ji rodė į pono Magregoro namą. Viduje iš už virtuvės lango joms mojavo brolis. Kaip jis ten atsidūrė? Paklausė Šleputė. Na, kai jis prikasė man sliekų, aš papasakoju jam apie saulėgrąžas. Saulėgrąžas? Paklausė Plaušytė. Žiemą visi paukšteliai alksta ir kai kuriems patinka lesti sėklas. Toliau porino paukštelis. Ponas Magregoras laiko saulėgrąžų sėklas stiklainyje savo virtuvėje. Tai Petriukas įlindo į vidų paimti tų sėklų? Paklausė Baltauodegė. Taip, linktelėjo paukštelis. Virtuvės durys buvo praviros ir Petriukas šmurkštelėjo vidun, bet tada ponas Magregoras išvyko ir užrakino duris. Šleputė su Plaušyte susižvalgė apimto siaubo. Turime išgelbėti brolį, ryžtingai pareiškė Baltauodegė. Bet iš kur gausim raktą? Paklausė Šleputė. Pažiūrėk, Petriukas bando mums kažką pasakyti, sušuko Baltauodegė, rodydama į savo brolį, kuris kaip pašėlęs joms mojavo už stiklo ir rodė įvairiausius keistus ženklus. Turim jam padėti. Pirmyn, atičiai, stengdamosis išvengti kačių, sesutės nutipeno sodo pakraščiu ir netrukus jau stovėjo po virtuvės langų. Pastačiusios ausites jos beveik girdėjo Petriuką už stiklo. Atsarginis raktas, sušoko jis, viršutinė lentyna, vazonų pašiūrėje. Petriukas pažįsta šį sodą geriau nei bet kas kitas, nusišypsojusi tarė Šleputė ir jos visos nuskubėjo į pašiūrę. Jei atsistosiu tau ant nugaros, pasieksiu durų rankeną, Baltauodegė tarė Plaušytei. Taigi Plaušytė pasilenkė, Baltauodegė liuoktelėjo jai ant pečių ir spustelėjo rankeną. Vyriams sugirgždėjus, durys atsivėrė. Viduje triušytės išvydo eilių eiles lentynų. Vaje, mums per aukštai,
sušuko Šleputė. Palikit tai man, sučirpė paukštelis ir užskrido ant viršutinės lentynos. Čia narsioji liepsnelė už siūlų kamuolėlio pamatė kažką blizgaus. Senasis raktas jai buvo per sunkus ir ji negalėjo jo pakelti, bet pasiryžusi padėti, snapu nustumė jį nuo lentynos krašto. Atsargiai! Sučirpė ji, paleisdama raktą tiesiai į baltauodegės letenėles. Visos 4 drąsios gelbėtojos parlėkė atgal prie durų, nešino savo laimikiu. Kad pasiektų spyną, šįkart Šleputei teko užsiropšti ant plaušytės nugaros, o tada baltauodegė užlipo ant jų abiejų. Laikykit pusiausvyrą, šūktelėjo baltauodegė sesėms pradėjus siūbuoti tai vieną, tai kitą pusę. Netrukus pasigirdo trakšt. Raktas pasisuko ir Petriukas pagaliau buvo išlaisvintas. Puikiai padirbėta, sušuko brolis, skubiai išliuoksėdamas į gryną orą ir pargriaudamas sesutes. Jis ištiesė letenėlę ir padėjo joms visoms atsistoti. Savotiškas būdas padėkoti, tarė Šleputė, trindama sau galvą. Oi, atsiprašau, aiktelėjo Petriukas ir jas visas apkabino. Ačiū jums, sesės. Tada jis kažką atsiminė ir nulėkė atgal į virtuvę. Petriuk, sunerimusi sušuko baltauodegė. Bet jos brolis po akimirkos grįžo su sėklų pilnu stiklainiu. Negalėjau palikti šitų. Nusišypsojęs jis atidarė dangtelį ir išbarstė sėklas ant takelio. Visi žiūrėjo, kaip čirpdami ir plasnodami suskrido būrelis žvirblių, mėlynųjų zylučių ir netgi strazdų. Paukšteliai buvo išbadėję po ilgos šaltos žiemos, nes jiems trūko maisto. Visai netrukus takelis liko švarus, niekur nesimatė nė vienos saulėgrąžos sėklytės. Petriuko pilvelis surzgė, jis jau taip pat buvo senokai pralkęs. Gal jau laikas grįžti ir mums namo papietauti, nusijuokė baltauodegė, kol pono Magregoro katė neatėjo suvalgyti mūsų. Ir visi patraukė namo. Tikiu, vaikai, kad esant lauke sniego ir jūs maitinat paukštelius sėklytėmis, duonyte ir kitomis gerybėmis. Nepamirškite pamaitinti paukštelių, ypač tuomet, kai lauke daug sniego, jiems tikrai bus lengviau išgyventi šitą žiemą. Ačiū buvusiems kartu su gyvomis pasakomis, o paskutinioji knygos žiema iš Triušelio Petriuko ir jo pasaulio knygos bus visai netrukus. Gyvos pasakos.